Ir kone karščiausia tema, kurią nagrinėjome praeitą kartą, buvo SpaceX IPO. SpaceX išėjimas į biržą. Kaip pasiteisino, nepasiteisino investuotojų lūkesčiai, matome kainos priartėjimą prie normalesnių skaičių, šiandieną apie 160-164 sukasi kaina. Kaip pakomentuotum pirmus rezultatus? Paprastai įmonė išėjusi į biržą, tai pirmas laikotarpis yra toksai nusistatymo naujo vandens lygio. Viena dalis tai faktas, kad tai yra brangiausia kompanija įvertinta per įėjimą į 100 į rinką, kalbame apie 2 trilijonų vertę, bet vėlgi, tas pirmasis išėjimas daugiau gal visada atspindi PR-ą, hypą, kaip žmonės apskritai jaučiasi tiek dėl Musko, tiek dėl korporacijos. Tai gal tos rodiklius. Ir irgi priminsiu, kad nelabai galima tą pirmą paprastai išėjimą į rinką traktuoti kaip rinkos sąlygomis, nes paprastai kaina yra, kaip ir šiuo metu, buvo tiesiog fiksuota, ties 1,35 buvo alokuota kažkiek tai akcijų tokiam pardavimui, išankstinis susirašymas ir nėra visai, sakysime, to tradicinio pirkimo pardavimo. Tai išeinant į rinką ne visada galima atspėti nutaikyti, ar tai yra pervertinta ar nedavertinta, nes tik tai rinka vėliau turi galimybę per pirkimų pardavimo sandarius tą kainą nustatyti. Kas ir įvyko, tai matėme ir šokimą ties 200, pradėjus nuo 1,35, tai labiau gal irgi atspindėjo tą faktorių, kad bent jau pagal viešuosius šaltinius apie 4 kart daugiau žmonių buvo norinčių pirkti akcijas, negu buvo išleista akcijų. Po to nukritimas, po to matėme prieš rinką apskritai rinkų prasėdimas, tame tarpe technologinį, dabar šioks toks pakilimas. Tai dabar teisingai sakai, jau galime kalbėti apie kažkokį, bent jau ne fair value, ne vertę, nes apie vertę dar tikrai kalbėti labai toli, bet bent jau apie tai, kad nusistovėjo kaina ties bent jau rinkos sąlygas. Tai va tas 1,60, kas šiek tiek yra aukščiau to išėjimo iš rinką, tai jau tas tikrasis gal atskaitos taškas.